Tai esu sodininkų bendrijos Obelėlė narys Kazys Milašius. Ši bendrija steigėsi 1981 metais. Tada Vilniaus miesto vykdomasis komitetas, matyt, spręsdamas partijos, vyriausybės politikos užduotis, steigė kolektyvinius sodus aplink Vilnių. Tas procesas, žinoma, prasidėjo dar ir žymiai anksčiau, bet štai tam laikotarpį 70-ųjų metų pabaigoje, praėjusio šimtmečio 80-ųjų pradžioje, tas procesas taip gerokai suintensyvėjo. Na ir 1981 metų pavasarį Vilniaus miesto vykdomasis komitetas išskyrė Vilniaus pedagoginiam institutui 30 sklypų žemės plotą, kuris yra čia Rastinėnų apylinkėse, Bubų kaime, prie Bubų kaimo, dabar pagal dabartinį administracinį paskirstimą prie Mikališkių kaimo. Ir taip mes universitete tada buvo parengtas skelbimas, kad kas pageidauja įsigyti, tapti sodininku, prašo parašyti prašymus. Na ir atsirado tie prašymai ir jau tų pačių metų rudenį, 1981 metais rudenį, jau buvo suformuoti žemės sklypai ir instituto profsąjungos komitetas, vietos komitetas vadinasi tada, sušaukė mus jau, kurie praėjo tą atranką vadinamąją, ir įvyko burtų traukimas, buvo paskirstyti šitie 30 sklypų burtų keliu, kam kas atiteko. Nu, štai man atiteko tas sklypelis, kuriame dabar esame įsikūrę. Ir jau tų pačių metų rudenį pirmieji jau atvykom čia, susipažinom su vietove, pamatėm, kad tai yra plynas laukas, kur kokie krūmokšniai auga, kur kažkokios tai liekanos. Na, žodžiu, bet tą rudenį be abejo dar mes nieko ten nesuspėjome nuveikti. Buvo sukalti kuoliukai, atžymos, plotai maždaug, popieriuje matėme savo tų sklypų konfigūracijas. Na ir tada jau 1982 metų pradžioje jau prasidėjo, kaip sakant, žemės kasimas. Įsmeigėm pirmuosius kastuvus į žemę, kasėm kažkokias lysveles. Na ir jau pradėjom tvarkytis dokumentus, kokiom tai statybom, leidimus gauti ir žodžiu, planuotis statybas. Dauguma mūsų esame kilę nuo žemės, nuo žagrės, sakant, kaip tariant, jaunystėje, vaikystėje ragavę savo to fizinio darbo. Bet tai yra atokvėpis savotiškas nuo miesto triukšmo, nuo miesto rūpesčių, nuo kamščių, nuo masės žmonių. Atvažiuoja čia tau ramybė, medžiai ošia, paukšteliai čiulbai, gėlytės žydi. Na, tokia rekreacinė žmogaus funkcija čia tikrai juntama ir tu pasijunti čia va taip, savo tam gamtos prieglobsty, savo kampelyje, kur tu su malonumu ten įmiesi kažkokio tai darbo ir tą savo kažkokį tai, vis tiek, kadangi mes visi čia buvę pedagogai, galima sakyti, pedagoginio darbo atstovai, protinio darbo atstovai, tai va, fizinio darbo kažkiek tai gauni čia. Na, jauti savo kūrybos kokį tai vaisių rezultatą, matai,
reiškia, kažką surentė čia tą pastatą, išaugo medeliai, išaugo obelys, vaikai čia lakstė, bėgiojo, dabar jau jie suaugę, jau jų anūkai dabar čia jau šeimininkauja. Na, žodžiu, tai yra šeimos toks kampelis, kuriame tu ir pailsi, ir pirmiausia gal padirbi, ir pailsi, ir tiesiog pasijunti savo tokiai rekreaciniai būkliai. Taip kad be abejo, šalia tos materialiosios naudos kažkokios, tai išsiauginto vaisiaus ar daržovės, pajunti dar vat ir štai tokį gamtos prieglobstyje pabūni savotiškai, kadangi vis tiek čia aplinka yra tokia gana maloni iš visų pusių, čia aplink tą mūsų bendriją miškai yra ir tokia, nu, tiesiog išaugo medžiai ir tiesiog yra jaukus gamtos kampelis ir tu jautiesi prie viso to prisidėjęs. Tai ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai, aš nežinau, niekur aš kitur taip gerai nesijaučiu kaip čia. Čia man yra kaip namai, kaip savo kampas, kuriame aš esu šeimininkas, kuriame aš esu, taip sakant, įdėjęs daug savo pastangų, daug triūso, daug prakaito, daug ir klaidų padarytų, ir kažkokių tai laimėjimų pasiektų. Taip kad, žodžiu, čia yra gyvenimo etapas ir nemažas, kaip sakiau, 45 metai. Čia išaugo jau vaikai, dabar jau čia anūkai, jau kažką veikia atvykę. Va, šunelis kartu čia šeimininkas. Taip kad, žodžiu, kiekvienam iš mūsų tai yra, na, kaip sakant, lyg tai antrieji namai. Vakar su Vietuku rožę tą paprašiau Vytenį, kad sutvarkytų rožę. Tai padarė, kai šluotos kotą. Tai kur žiedai bus tam kote? Aš mokytoja. Atidirbau kažkur gal 40 metų mokytoja. Mano vyras iš pedagoginio buvo. Jisai ir gavo šitą sklypą. Jis nemėgo sodo, bet aš niekada nepykau ir niekada pastabų nedariau. Jeigu žmogui nepatinka, ką darysi? Bet jeigu aš paprašydavau padaryti kažką tai sudėtinga, vyriška, jisai mielai padarydavo. Koks švarus buvo oras. Ir tie pomidorai atrodo, vat ten toj vietoj kažkur žemiau. Ir tie pomidorai, vat toks sklypelis mažas, bet jis visas buvo raudonas. Reiškia, oras buvo labai švarus. Neskraidė čia į lėktuvai, nieko neprisimenu, kad kaip dabar dangų raiža ir raižo. Nu, po truputį pradėjo žmonės kurtis. Tvoros buvo medinės, tie štankėtai vadinami, tvorų štankėtai, irgi mediniai, viskas buvo medinė. Atsimenu, Urbanas. Aš tokia durnelė matyt buvau. Oi, atvažiavo Urbanas, mus namo parveš, nes nakvot tai nebuvo kur. Šitą pirmąjį namelį, va šitą mes statėm abu su vyru.
Ir čia kalbėjo, kad Pipirienė pastatė namelį. Bet atidarai tas durys, tas išeit, ir tiesiai pliumpt į balą. Į balą, jeigu palyja lietus. Nu, tada aš sugalvojau padaryti, kažkokią pavėsinę. Vieniems užtenka, kad jis atvyko čia į tą gryną orą, į tą gamtos kampelį ir jam nesvarbu, ar ten žolė gražiai nušienauta, ar ne, ar tie medeliai, krūmokšniai ten bujoja ir užgožia, ar tiesiog jau visiškai tas sklypas apleistas, nepažiūrėtas, čia labai įvairių gali pamatyti. Bet be abejo, kad vis tik tai žymiai labiau akį patraukia tie geriau sutvarkyti sklypai, tvarkingi nameliai, neapsišiukšlinę žmonės, neprisiauginę be saiko visokiausių augalų, per kuriuos paskui nei praeit negali, nei ten tvarkos pamatysi, nei ten nenusipjauna žolės, ten piktžolės apaugia, jeigu žemė nesutvarkyta. Nu, žodžiu, tai parodo žmogaus darbštumo lygį, jo gebėjimą, jo nagingumo lygį pagaliau parodo, kiek jis žmogus sugeba, kaip jis sugeba pajusti tą puoselėti grožį. Juk ne veltui vykdomos gražiausių sodybų konkursai ir yra tokių išpuoselėtų, tokių tiesiog prižiūrėtų, sutvarkytų sklypų ir namelių, kad tiesiog gera, malonu žiūrėti. Mes, Vytė ir Algimantas Gudoniai, esame Rastinėnų rajono sodininkai. Jau nuo 1978 metų buvo iškilęs klausimas gauti sklypą sodui. Savas pomidoras tai nevaldiškas, žymiai skanesnis, arba agurkas užaugintas, tikrai skanesnis. Taip, tai negalima, tai aišku, savo vieną kitą česnaką pasodinti. Bet paprastai žmonės dabar daugiau sodina gėlės. Dauguma pradėjo. Gėlės, paskui šašlykinė, pavėsinė. Taip. Pavėsinės daryti. Jeigu vaikai dar maži, tai visokių ten supinių ir visą kitą. Nepadarėm dar šašlykinės. Kadangi pagrindas jau padarytas, akmenų yra, reikėtų tik mūryti, aišku. Sumūryti reikėtų. Netaip jau tenai sudėtinga būtų. Net aš nežinau, tada reikia ir pavėsinę daryti užkart ant šašlykinės, kad būtų. Taip kad praktiškai čia jau jūsų vaikai jaunimo galimas darbas. O čia būtų gal ir gerai tokią šašlykinę padaryti tenai. Ten prie kaimyno šitą tvoros tokią padaryti, kai visada apačioj malkas pakrauti ir
Nu, sodas tai gražiai užaugo per tą laikotarpį. Nu, tai iš tų obelų, tai viena kriaušė, tai jau nudžiūvo tada. Ir viena obelis, telesaro obelis. Tai va, O kur jį buvo? nu, tai buvo apačioj. Apačioj buvo. Taip, kad va, du tokie medžiai. Nors dar vienas medis tai yra, vadinasi, ir prie čia prie kaimynų kampe, prie eglės tarp Urbono ir kaimynų naujų. Tai čia ir jau toks išpūvęs. Jau Bet nesijaudink, po kiek obuoliukų jinai turi po ir jie kiek laiko jį skanūs. jau gali ir kristi. Nu, tik tai neramumą daro, tai labai išaugusi trešinė didžiulė. Ja reikia kaip tai šitą pjaustyt šakas negalestingai ir padaryti tokią apvalę. Tegul leidžia nedidelės šakeles, kad būtų, o čia dabar toks užaugimas, kad baisus. Nupjauti visos tai gaila. Nors galima būtų nupjauti ir pasodinti naują kokią, geresnę. Šita derlinga, bet nieko, ne tokia labai vandeninga, nelabai kokia.